Kodėl automobiliai naudoja benziną? Sveiki, čia inžinierija detaliada. Ar kada nors susimąstėte, kodėl beveik visi automobiliai, kuriuos matome gatvėse, važiuoja benzinu? Atrodo, kad tai paprastas klausimas. Tačiau atsakymas apima istoriją, chemiją ir daug išradingumo. Šiame vaizdo įraše mes nagrinėsime, kodėl benzinas tapo pagrindiniu automobilių kuru ir kas jį daro tokį ypatingą, kad automobiliai galėtų važiuoti. Tačiau prieš suprasdami, kodėl naudojame benziną, turime grįžti į praeitį. Bet kaipgi taip grįžti į praeitį? Benzino kaip automobilių kuro istorija prasideda ten XIX amžiaus pabaigoje. Karlas Benzas, vokiečių inžinierius, 1885 metais sukūrė pirmąjį automobilį varomą benzinu – Benz Patent Motorwagen. Tuo metu buvo ir kitų kuro pasirinkimų, tokių kaip dyzelinas ar net garai. Tai kodėl benzinas laimėjo šią konkurenciją? Atsakymas slypi unikaliose šio kuro savybėse. Benzinas yra skystas kuras, pagamintas iš esmės iš angliavandenilių. Tai cheminiai junginiai, sudaryti tik iš anglies ir vandenilio atomų. Šie angliavandeniliai gaunami iš žaliavinės naftos, kuri perdirbama naftos perdirbimo gamyklose, naudojant procesą vadinamą krekingu. Bet kas yra tas krekingas? Tai yra procesas. Tai procesas, kurio metu žalioji nafta yra kaitinama labai aukštoje temperatūroje. Dėl to didesnės molekulės suskaidomos į mažesnės molekulės, taip sukuriant įvairių rūšių degalus. Benzinas yra vienas iš šio proceso produktų, o jo molekulės yra mažesnės ir mažiau tankios nei pavyzdžiui dyzelino. Dabar jūs galite klausti, koks yra pranašumas turėti mažesnės ir mažiau tankes molekulės? Atsakymas slypi tame, kaip veikia variklis. Automobilių varikliai veikia vidaus degimo principu. Tai yra, jie degina kurą specialiuose kamerose, kad sukurtų energiją. Benzinas dėl mažesnių molekulių lengviau užgaruoja ir geriau susimaišo su oru variklio viduje. Tai reiškia, kad degimas vyksta greičiau ir efektyviau, todėl sukuriama daugiau galios. Be to, benzinas turi labai didelę šiluminę vertę. Tai reiškia, kad degdamas išskiria daug daugiau energijos, todėl automobilis gali judėti efektyviai. Bet palaukite, jei benzinas toks geras, kodėl kai kurie automobiliai naudoja dyzeliną arba etanolį? Tai puikus klausimas. Tiesa ta, kad benzinas nėra tobulas visoms situacijoms. Pavyzdžiui, dyzelinas yra tankesnis ir turi dar didesnę šiluminę vertę nei benzinas. Todėl jis idealiai tinka sunkvežimiams ir kitoms sunkiasvoriams transporto priemonėms, kuriems reikia daugiau sukimo momentų. Tuo tarpu etanolis, kuris labai dažnai naudojamas Brazilijoje, yra atsinaujinantis kuras, gaminamas iš cukranendrių. Todėl jis yra tvaresnis. Tačiau etanolio šiluminė vertė yra mažesnė nei benzino. Todėl automobiliai varomi etanoliu sunaudoja daugiau kuro tam pačiam atstumui nuvažiuoti. Benzinas taip pat turi kitą svarbę savybę – oktaninį skaičių. Ar esate matę tuos skaičius ant degalų kolonėlių? Pavyzdžiui, 87 ar 95. Šie skaičiai reiškia oktaninį skaičių, kuris parodo kuro gebėjimą atlaikyti suspaudimą, nesproginėjant per anksti. Kai kuras sprogsta anksčiau nei reikia, tai sukelia variklio detonaciją ir sumažina jo efektyvumą. Didesnio oktaninio skaičiaus benzinas yra atsparesnis detonacijai, todėl galingesni varikliai gali veikti be problemų. Tačiau kaip benzinas įgauna šią savybę? Ar tai pasiekiama pridedant specialių priedų rafinavimo proceso metu? Istoriškai benzinas tapo standartu, nes jo buvo gausu, jį buvo palyginti lengva pagaminti ir jis turėjo idealių savybių to meto varikliams. Kai tapo aišku, kad benzinas puikiai tinka automobiliams varyti, netrukus jis tapo dominuojančiu kuru 20 amžiuje. Be to, benzinas turi praktinių pranašumų, dėl kurių jis tapo populiarus. Ją lengva sandėliuoti, ją galima lengvai transportuoti, o benzininiai varikliai yra palyginti paprasti gaminti ir prižiūrėti. Benzino paskirstymo infrastruktūra labai greitai išsivystė visame pasaulyje. Degalinės atsirado beveik visuose miestuose. Ir tai sukūrė užburtą ratą.
Kuo daugiau automobilių naudojo benziną, tuo daugiau degalinių buvo statoma, o dėl to benziną naudoti buvo patogiau ir skatino dar daugiau žmonių pirkti benziną. Dabar turbūt galvojate, ar benzinas bus naudojamas amžinai? Na, atsakymas yra ne. Pasaulis keičiasi ir atsiranda naujos technologijos. Hibridiniai automobiliai, kurie derina benzininius variklius su elektriniais, jau važinėja gatvėmis. Visiškai elektriniai automobiliai tampa vis populiaresni ir prieinamesni. Be to, mokslininkai kuria vandenilio variklius, kurie žada būti švari ir efektyvi alternatyva. Tačiau kol kas benzinas išlieka dažniausiai naudojamu kuru automobiliuose visame pasaulyje. Esmė ta, kad benzinas užvaldė automobilių rinką dėl daugelio veiksnių derinių. Idealiai degimui tinkamos cheminės savybės, gausa, lengva gamyba, sukurta paskirstymo infrastruktūra ir paprasti varikliai, kurie ją naudoja. Suprasti, kodėl naudojame benziną, padeda suvokti, kaip veikia automobiliai ir kodėl atsiranda naujos technologijos skirtos jį pakeisti. Jei žiūrėjote iki šios vietos ir jums patiko vaizdo įrašas, nepamirškite užsiprenumeruoti. Jei dar neužsiprenumeravote, paspauskite patinka ir įjunkite pranešimų varpelį. Ir jei manote, kad mūsų turinys įdomus, apsvarstykite galimybę tapti nariu, kad padėtumėte mums ir toliau kurti turinį šioje platformoje ir būtumėte paminėti mūsų vaizdo įrašuose. O jei norite sužinoti daugiau apie mūsų rekomenduojamus kursus, žiūrėkite. Nuskenuokite čia esantį QR kodą arba paspauskite nuorodą vaizdo įrašo aprašyme, kad galėtumėte pasinaudoti įvairiomis galimybėmis tobulinti įgūdžius, kurie padarys skirtumą jūsų karjeroje. O kaip jūs manote apie automobilių degalų ateitį? Ar manote, kad netrukus dominuos elektromobiliai, ar benzinas dar ilgai išliks? Palikite savo komentarą žemiau ir pasidalykite šiuo vaizdo įrašu su draugais. Štai čia šone. Yra 2 įdomus vaizdo įrašai, kuriuos turite pažiūrėti, kad praplėstumėte savo žinias ir patenkintumėte smalsumą. Jei norite paremti mus, paspauskite patinka, užsiprenumeruokite kanalą, įjunkite varpelį ir apsvarstykite galimybę tapti kanalo nariu. Štai taip inžinerijos mėgėjai, siunčiu didelį apkabinimą ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.